Per visą istoriją daugelis karališkųjų šeimų praktikavo kraujomaišą, siekdamos užtikrinti ar išplėsti savo valdžią. Tačiau ne viena to nedarė taip, kaip liūdnai pagarsėjusi Habsburgų dinastija. Tai lėmė vieną iš labiausiai kraujomaišos paveiktų moteriškųjų linijų istorijoje, kurios kulminacija tapo Marija Antonija iš Austrijos, labiausiai kraujomaišos paveikta princesė istorijoje. Silpna, trumpai gyvenusi ir paskutinė savo giminės atstovė, jos istorija yra šimtmečius trukusių santuokų tarp giminių kulminacija. Kartu su savo deformuotu dėde karaliumi Karoliu II, ji pažymėjo tragišką Ispanijos Habsburgų dinastijos pabaigą. Tačiau norint suprasti, kaip žlugo galingiausia Europos šeima, turime atsukti laiką atgal per painų Habsburgų istorijos tinklą. Galingoji Habsburgų dinastija susiformavo Šveicarijos ir Austrijos atšiauriuose pasienio kraštuose viduramžiais. Bėgant metams, Habsburgai pradėjo užkariauti didelę Europos dalį, bet nedaugiausia kruvinais karais. Ne. Jie buvo įvaldę santuoką kaip galios įrankį, sudarydami sąjungas, kurios leido jiems užvaldyti milžiniškas imperijas. Iki XV amžiaus pabaigos jie paveldėjo Ispanijos sostą, tapdami nenugalima Europos jėga, šeima, kurios galia neturėjo ribų. 1556 metais ši milžiniška imperija buvo padalinta Karolio V tarp dviejų jo šeimos šakų – jo brolio Ferdinando ir sūnaus Pilypo. Tai buvo sukurti dvi galingos karališkosios šakos – Austrijos Habsburgai valdė Vidurio Europą ir Ispanijos Habsburgai valdė imperiją nuo Madrido iki Amerikos. Tačiau jų strategija išlaikyti valdžią šeimoje turėjo savo kainą. Jie vėl ir vėl tuokėsi tarpusavyje. Ši iškreipta tradicija sukėlė pražūtingas genetinės pasekmes, kurios iš vidaus susilpnino jų dinastiją. Yra nesuskaičiuojama daugybė asmenybių, nuo kurių galėtume pradėti, o kraujomaiša tęsiasi šimtmečius atgal. Tačiau mūsų istorija prasideda nuo Margaritos Austrės, Ispanijos karalienės. Po jos santuokos tapo dar artimesnės, genetika silpnesnė, o žlugimas vis neišvengiamas. Margarita Austrė gimė 1584 m. Kalėdų dieną Graco mieste Štirijos kunigaikštystėje, dabartinėje Pietų Austrijoje. Jos tėvas buvo Karolis II, Austrijos arkikunigaikštis, o motina Marija Ana Bavarietė. Kaip ir daugelio Europos karališkųjų šeimų, jų giminės linija buvo susipynusi dėl daugybės santuokų tarp pusbrolių, tačiau ši sąjunga buvo dar artimesnė. Jie buvo dėdė ir dukterėčia. Ir vis dėlto, nepaisant tokio artimo kraujo ryšio, 12 iš jų 15 vaikų sulaukė pilnametystės. Margarita, 8. vaikas, gimė perpildytoje ir ambicingoje šeimoje, apsupta vyresnių brolių ir seserų, kurie jau buvo ruošiami didiems dalykams. Nors Margarita kilusi iš Austrijos šeimos šakos, ji priklausė Štirijos Habsburgų atšakai, kuri nebuvo pagrindinė giminės linija. Galingesnė Habsburgų giminės linija valdė Austriją kaip arkikunigaikščiai, valdydami iš savo tvirtovės Vienoje. Šios pagrindinės giminės linijos vadovas tuo metu buvo Rudolfas II, ekscentriškas ir keistas žmogus, labiau domėjęsis eksperimentinių menininkų ir magų samdymu savo dvare Vienoje nei Habsburgų valdų valdymu. Tačiau jo šeimos linija retėjo, o Margaritos atšaka turėjo pavojingą potencialą. Tad vieną dieną jie galėjo pralenkti savo pusbrolius ir užgrobti valdžią Vienoje. Ši galimybė pavertė jaunąją Margaritą, nors ji ir buvo iš vadinamosios jaunesniosios linijos, svarbia figūra Habsburgų galios politikos šachmatų lentoje, kaip netrukus pamatysime. Augdama jaunesniųjų Habsburgų dvare Graco mieste, ji išmoko kalbėti ir skaityti lotyniškai. Tai buvo mokslo ir katalikų apeigų kalba visoje ankstyvųjų naujųjų laikų Europoje. Iš jaunų dvaro damų buvo tikimasi, kad jos įvaldys etiketo taisykles, madą, šokį ir dažnai muziką. Daugelis, kaip ir Margarita, taip pat rašė laiškus lenkų, vokiečių, lotynų, italų ar anglų kalbomis, naudodamos puošnų kaligrafinį raštą. Taip Margarita praleido savo jaunystę. Ji taip pat suvokė savo laikų politiką. Habsburgai vadovavo Šventai Romos imperijai.
didžiuliai 100 mažų kunigaikštysčių ir laisvųjų miestų sąjungai, kurią siejo tik silpnas lojalumas Šventosios Romos imperatoriui, dažniausiai vyresniajam Austrijos Habsburgų atstovui. Šimtmečius Šventoji Romos imperija laikėsi trapios vienybės iliuzijos. Tačiau ši iliuzija subyrėjo 1517 metais, kai protestantų reformacija sukėlė religinių sukilimų audrą. Kai liuteronų ir kalvinistų valstybės atsiskyrė, šimtmečius gyvavusi imperinė tvarka pradėjo byrėti. Margarita gimė chaoso laikais, augančios įtampos, gilėjančių susiskaldimų ir suskilusios imperijos ant žlugimo ribos amžiuje. Ir netrukus jos pačios gyvenimas bus įtrauktas į šią audrą. Kai Margarita buvo labai jauna, pradėta galvoti apie jos galimas vedybas. Ankstyvųjų naujųjų laikų Europoje nebuvo tokios sąvokos kaip paauglys. Nuo vaikystės pereidavai prie suaugusiojo gyvenimo, prasidėjus brendimui. Paprastai apie 13 ar 14 metus, kurie buvo plačiai laikomi riba tarp nekaltumo ir atsakomybės. Todėl buvo laikoma visiškai normalu, kad karališkosios giminės dukra, sulaukusi šio amžiaus, būtų ištekinta kaip diplomatinė figūra. Žinoma, karališkosioms moterims santuoka retai būdavo susijusi su meile, o jei esi Habsburgas, beveik neabejotinai tekėdavai už giminaičio. Jiems kraujomaiša nebuvo tabu, tai buvo strategija. Austrijos ir Ispanijos šakų suvienijimas nebuvo rizikingas, tai buvo teisinga. Jie tikėjo, kad valdžia yra saugiausia, kai ją sieja vienas dalykas – jų pačių kraujas. Margaretos atveju ji paprastai būtų buvusi ištekėjusi už mažesnio rango didiko. Tačiau jos pusbrolis imperatorius Rudolfas II niekada nebuvo vedęs, nors per daugelį metų vyko daugybė vedybų derybų ir greičiausiai jį pakeistų jo brolis Matijas, kuris taip pat neturėjo vaikų. Dėl to realybė buvo tokia, kad jaunesnioji Habsburgų namų Štirijos šaka greičiausiai vieną dieną taptų valdančiąja Vienoje, o Margaretos brolis Ferdinandas galėtų tapti Šventosios Romos imperatoriumi. Dėl šios priežasties galimybė vesti Margaretą tapo svarbia diplomatinė priemonė Europos galios politikoje. Taigi 1599 metų pradžioje Margareta atvyko į Ispaniją su didžiulėmis iškilmėmis ir lūkesčiais, lemta tekėti už savo pusbrolio iš Ispanijos dinastijos šakos. Ši santuoka pagal to meto standartus nebuvo skandalas, tačiau vis tiek buvo išskirtinė. Pilypas III, vos perkopęs 20-metį ir jau prislėgtas karaliaus pareigų naštos, vedė vos 14 metų mehoraitę. Šiomis vedybomis Margarita tapo ne tik Ispanijos karalienė, ji tapo pasaulinės imperijos ceremoninė imperatorienė. Iki 1599 metų Ispanijos karūna buvo prisijungusi Portugaliją ir jos užjūrio turtus. Valdė didžiulės Amerikos, Karibų, Afrikos, Azijos ir Ramiojo vandenyno teritorijas. Taigi, kai 14-metė Margarita 1599 metų balandį ištekėjo už Pilypo III, ji vienos ceremonijos metu tapo, ko gero, galingiausia moterimi žemėje. Tačiau kas jos laukia už blizgančio rūmų ir ceremonijų fasado? Įtakos kupinas gyvenimas ar izoliacija ir pareiga? Pilypas III buvo laikomas vienu galingiausių pasaulio vyrų. Jis ką tik paveldėjo Ispanijos ir Portugalijos karūnas ir savo galingo tėvo Pilypo II, griežto ir negailestingo valdovo, kuris dešimtmečius kariavo po visą Europą, siekdamas sutriuškinti protestantizmą ir atkurti katalikų dominavimą. Tačiau taip elgdamasis, jis paliko susiskaldžiusią, bankrutavusią karalystę. Būtent į šį neramų palikimą atvyko 14 metų Margarita, tačiau tuo pačiu metu nėra abejonių, kad ji turėjo įtakos. Jos vyras, skirtingai nei jo tėvas, buvo neryžtingas ir lengvai paveikiamas, todėl ji greitai pradėjo daryti tylią, bet vis stiprėjančią įtaką. Jos misija buvo aiški – pakreipti Ispanijos užsienio politiką savo austrų giminaičių interesų link. Margaretai pasisekė, jos santuoka su Filipu buvo artima ir šilta ir netrukus jie susilaukė vaikų. Iš tiesų,
Visą likusį gyvenimą ji beveik nuolat buvo nėščia. Tačiau tai nebuvo paprasta karališkoji giminė. Tiek Margarita, tiek jos vyras Pilypas III buvo gimę iš dėdės ir dukterėčio santuokų, todėl jie buvo vieni iš labiausiai kraujomaišos paveiktų asmenų Europos karališkosios istorijoje. Jų genai buvo glaudžiai susipynę, o šeimos medis labiau priminė ratą nei šaką. Kiekvienas jų vaikas buvo šimtmečius uždarų kraujo linijų rezultatas ir kiekvienas nėštumas nešė ne tik viltį dinastijai, bet ir genetinio žlugimo riziką. Nepaisant šių sunkumų, Margaret pagimdė bent 8 kartus. Ir stebėtina, kad 5 jos vaikai sulaukė pilnametystės. Porai, kurios DNR buvo taip pavojingai susipynusi, toks rezultatas buvo tikras stebuklas. Tačiau net ir šie išgyvenę vaikai nešė savo kraujo linijos naštą, o genetinės pasekmės tapo aiškesnės kitoje kartoje. 1601 m. rugsėjo 22 d. Margaret pagimdė savo ir Filipo pirmąjį vaiką, dukrą vardu Ana Marija Mauricija. Kaip ir jos motina anksčiau, Ana Marija buvo ištekinta labai jauna. Būdama vos 10 metų, ji buvo sužadėta su Prancūzijos karaliumi Liudviku XIII, o 1615 metais, būdama 14, ištekėjo. Ana Marija patyrė negyvagimį ir 4 persileidimus, kol pagimdė 2 sveikus berniukus, tarp jų ir Liudviką XIV, galingiausią Europos absoliutistinį karalių. Iš Margaritos ir Filipo santuokos gimė daugiau vaikų. Mergaitė Marija, deja, mirė vos po mėnesio nuo gimimo, 1603 metų pavasarį. Jų 2 jaunesni vaikai, Margarita ir Alfonsas Morisas, taip pat mirė kūdikystėje arba vaikystėje, tačiau vidurinieji vaikai išgyveno. Vyriausias berniukas buvo pavadintas Filipu pagal savo tėvą, o po jo gimimo karalius apipylė Margaritą meilę ir dėmesiu. Gimęs 1605 m. balandį, jis vieną dieną taps Ispanijos karaliumi Filipu IV. Kita dukra, Marija Ana, gimusi 1606 metais, ištekėjo už Ferdinando III iš Austrijos Habsburgų. Tai buvo jos pusbrolis, nes jis buvo Ferdinando II, vyresniojo Margaritos brolio sūnus. Marija Ana pagimdė 6 vaikus, tačiau tik 3 iš jų sulaukė pilnametystės. Galiausiai 1607 metais Margarita pagimdė berniuką vardu Karolis, o 1609 metais dar vieną sūnų vardu Ferdinandas. Karolis gyveno tik iki savo 20-ųjų vidurio, tačiau buvo gerbiama figūra dvare, kurį trumpam svarstė kaip galima būsimą karalių, kai jo vyresnysis brolis, karalius Pilypas IV, vienu metu 1620-aisiais sunkiai susirgo. Ferdinandas, kaip jauniausias iš išgyvenusių sūnų, pasuko į dvasininko kelią ir tapo kardinolu, motinos paskatintas religingumo dar ankstyvaisiais metais. Jo romėniškojo katalikiško pamaldumo buvo gerai žinoma. Jis taip pat turėjo politinę karjerą, kurį laiką eidamas Ispanijos, Nyderlandų, dabar esančių Belgijos teritorijoje, gubernatoriaus pareigas. Filipas III toli gražu nebuvo ryžtingiausias iš monarchų. Jis buvo pagarsėjęs kaip lengvai paveikiamas, lengvai įtakojamas, dvariškių ir net savo valingos žmonos. Tai buvo reikšminga. Ispanija vis dar valdė didžiulę, turtingą imperiją, tačiau dešimtmečius trukę pražūtingi karai su prancūzais, olandais, anglė ir turkais visiškai išsekino jos iždą. Madride dabar iškilo desperatiškas reformatorių ratas, reikalaujantis drąsių veiksmų, kad būtų išgelbėta tai, kas liko iš blėstančios Ispanijos šlovės. Margareta šiuo atžvilgiu nebuvo gera įtaka. Būdama giliai konservatyvi, ji aršiai priešinosi bet kokiems pasiūlymams mažinti išlaidas bažnyčiai ir karališkoms ceremonijoms. Rezultatas buvo katastrofiškas. Ispanijos ekonominė padėtis toliau blogėjo. Vyriausybė per Pilypo III valdymą kelis kartus bankrutavo, kaip ir valdant jo tėvui. Ispanijos rūmų širdyje kilo arši kovos dėl valdžios. Dvaro didikų grupė atvirai pasipriešino Margaritai,
kaltindama jos fanatišką katalikišką uolumą, iškreipiant karaliaus sprendimus ir stumiant imperiją į chaosą. Ji nuolat konfliktavo su Lermos kunigaikščiu, galingiausiu Ispanijos didiku ir tikruoju valdovu už silpno Pilypo III sosto. Jis nenoriai gerbė jos sumanumą ir aštrų politinį instinktą. Tačiau taip pat neabejotina, kad laikė ją rimta problema ir bandė pašalinti iš valdžios. Savo ruožtu Margarita sudarė sąjungą su keliomis kitomis moterimis iš rūmų. Nors joms buvo uždrausta užimti oficialias pareigas, jos subtiliai formavo politiką per asmeninius ryšius, strateginius patarimus ir tylų įtikinėjimą, iš tikrųjų valdydamos iš karališkųjų rūmų šešėlių. Margaritos sąjungininkėmis buvo imperatorienės našlė Marija, imperatoriaus Maksimilijono II našlė, kuri darė įtaką Ispanijos rūmuose iki savo mirties 1603 metais, tačiau dar tvirtesnė buvo Margaritos sąjunga su Marijos dukra Margarita nuo kryžiaus, karališkosios kilmės vienuolė, garsėjusią savo pamaldumu ir ryšiais rūmuose. Kartu šios trys Austrijos Habsburgų moterys nukreipė Pilypą III į ryžtingai pro-austrišką, pro-katalikišką politiką. Taigi, kai Margaritos brolis Ferdinandas II 1618 metais susidūrė su protestantų sukilimu Bohemijoje, kuris įžiebė 30 metų karą, Ispanija nedelsdama parėmė Austriją. Jų bendras tikslas buvo paprastas – atkurti katalikų valdžią ir Habsburgų viršenybę susiskaldžiusioje Šventojoje Romos imperijoje. Tai buvo lemtingas sprendimas, kuris išsekino Ispaniją. Karas tęsėsi dešimtmečius ir kai Margaritos sūnus karalius Filipas IV mirė 1665 metais, Ispanija buvo tik šešėlis savo buvusios didybės, visiškai nustelbta Anglijos, Prancūzijos ir kitų. O tragišką šio nuopolio kainą turėjo prisimti kitas Habsburgų karalius. Galiausiai, nors Margarita sugebėjo primesti prosaustrišką politiką savo silpnavaliam vyrui ir šiuo klausimu aplenkti Lermos kunigaikštį, ji niekada nesulaukė šios politikos vaisių. Ji mirė 1611 m. spalio 3 dieną nuo komplikacijų kilusių po gimdymo, pagimdžiusi sūnų Alfonsą Mauricijų, kuris pats mirė nesulaukęs pirmojo gimtadienio. Tuo metu jai buvo vos 26 metai. Karalius Filipas buvo sugniuždytas jos mirties ir daugiau niekada nevedė, nors jam tebuvo 33 metai. Jis mirė po 10 metų. Nepaisant trumpo gyvenimo, Margarita sugebėjo paveikti rūmų politiką ir bent jau tuo metu užtikrino dinastijos įpėdinystę. Vis dėlto, einant 17 amžiui, Habsburgai dar atvekliau tęsė savo pražūtingą kraujomaišos tradiciją. Dėdės vedė savo dukterėčias iš kartos į kartą, desperatiškai siekdami išlaikyti valdžios grynumą. Tačiau kaina buvo katastrofiška. Marija Ana iš Ispanijos gimė Eskorialo rūmuose į šiaurę nuo Madrido, Ispanijoje, 1606 m. rugpjūčio 18 d. Jos tėvas buvo Ispanijos karalius Filipas III, galingas monarchas, valdęs didžiulę Iberijos imperiją nuo 1598 metų. Tuo metu Ispanija buvo laikoma svarbiausia Europos galybe, valdžiusią didelės Italijos ir žemųjų šalių teritorijas, bei turėjusią didžiulę kolonijinę imperiją Amerikoje, Karibuose ir netgi Filipinuose. Ispanijos rūmai buvo nepaprasto turto vieta, todėl jaunoji Marija Ana augo prabangoje, neįsivaizduojamoje didybėje, bet kartu ir slegiamų karališkųjų pareigų apsuptyje. Marijos Anos motina buvo Margarita Austrė, jos tėvo pirmos eilės pusseserė iš kitos kartos. O toks ryšys nebuvo neįprastas pavojingai susipynusiame Habsburgų dinastijos šeimos medyje. Kai gimė Marija Ana? Šimtmečius trukęs obsesinis kraujomaišos procesas Habsburgų kraujo liniją buvo pavertęs genetinę laiko bombą, persipynusiamis giminystėmis ir pražūtingomis sveikatos rizikomis. Iš tėvo pusės ji buvo kilusi iš Ispanijos, karaliaus Pilypo II ir jo dukterėčios, erhercogienės Anos Austrės. Iš motinos pusės
Dar viena Habsburgų dėdės ir dukterėčio sąjunga. Karolis II iš vidinės Austrijos ir Marija Ana iš Bavarijos. Marija Ana buvo pati savo giminė per kelias tos pačios iškreiptos šeimos medžio šakas. Tačiau kas stebėtina, ji nerodė jokių liūdnai pagarsėjusių Habsburgų deformacijų ar negalavimų, bent jau išoriškai. Tačiau blogiausia dar laukė ateityje, o būsimos kartos neturėjo tokios pačios sėkmės. Marija Ana buvo ketvirtasis savo tėvų vaikas. Vyresnioji sesuo Ana tapo Prancūzijos karaliene, o jos vyresnysis brolis tapo Ispanijos karaliumi Pilypu IV 1621 metais. Tai įvyko po to, kai jų tėvas anksti mirė, būdamas 42 metų, užsikrėtęs liga, kurios kilmė iki šiol nėra aiški, nors tarp įtariamų priežasčių yra šiltinė arba gripas. Iki jos tėvo mirties klausimas, už ko ištekės Marija Ana, Ispanijos dvare buvo svarstomas jau keletą metų. Kai karalius Filipas III mirė, jos brolis, naujai karūnuotas Filipas IV, perėmė jos likimo kontrolę. Visų akys nukrypo į vieną prieštaringai vertinamą didelės svarbos planą, vadinamąjį ispaniškąjį santuokos sandorį. Siūloma santuoka, kuris sukeltų aršius diplomatinius mūšius, išprovokuotų visuotinį pasipiktinimą ir beveik suvienytų dvi didžiausias Europos valstybės. Marijos Anos galimos santuokos klausimas tapo pagrindiniu diplomatiniu galvosūkiu Europos politikoje 1620-aisiais. Kai ji dar buvo vaikas, buvo planas ištekinti ją už savo pusbrolio erchercogo Jonas Karolis, būsimojo Šventosios Romos imperatoriaus Ferdinando II sūnus. Tačiau šis planas žlugo, kai Jonas Karolis mirė 1618 metais. Tuo metu Ispanija ir Prancūzija vėl kovojo dėl dominavimo. Ir būtent tada pasirodė stulbinantis pasiūlymas – sąjunga su Anglija. Dabar buvo planuojama, kad Marija Ana ištekės už ne ko kito, o už Karolio, Velso princo, Anglijos, Škotijos ir Airijos sostų įpėdinio. Tai buvo drąsus, beveik neįsivaizduojamas žingsnis – suvienyti dvi istorinės varžoves per santuoką. Tačiau negailestingame Europos galios politikos žaidime buvo svarstoma viskas. Tai prasidėjo liūdnai pagarsėjusios derybos dėl ispaniškojo santuokos sandorio. Karališkas lošimas sukėlė sukrėtimą tiek dvaruose, tiek karalystėse. Šios derybos prasidėjo 1621 metais po Pilypo III mirties ir Marijos Anos brolio tapimo karaliumi Pilypu IV. Nauji patarėjai dabar valdė vyriausybę Madride ir jie patarė skatinti santuokinę sąjungą su Anglija. Derybos tęsėsi daugelį metų ir 1623 metais kulminavo keistų įvykių, kai princas Čarlzas ir Bakingamo kunigaikštis persirengę išvyko į Ispaniją tęsti derybų. Kai jie atvyko į Ispanijos rūmus ir prisistatė, iš pradžių viskas atrodė gerai, bet vėliau derybos žlugo. Čarlzas manė, kad su juo buvo elgiamasi blogai ir išvyko į Angliją. Kai jis sugrįžo, jis parsivežė ne tik nusivylimą, jis parsivežė diplomatinę katastrofą. Santuokos planai ne tik žlugo, jie subyrėjo, sukeldami pasipiktinimą, skandalą ir grandininę reakciją, kuri privedė prie visiško karo. Iki 1625 metų Anglijos ir Ispanijos karas jau buvo prasidėjęs ir jis truko 5 kruvinus metus. Karalius Pilypas dabar turėjo surasti naują vyrą savo mažai seseriai. Ir jis tobulo kandidato ieškojo savo šeimoje. Žlugus deryboms dėl ispaniškųjų vedybų projekto ir prasidėjus karui, Ispanijos vyriausybė vėl grįžo prie idėjos ištekinti Mariją Aną už vieno iš daugelio jos pusbrolių. Taigi 1626 metais Marija Ana buvo sužadėta su savo pusbroliu, Austrijos arkikunigaikščiu Ferdinandu, imperatoriaus Ferdinando II sūnumi ir įpėdiniu. Jis taip pat buvo jaunesnysis arkikunigaikščio Jono Karolio brolis, kuris anksčiau buvo siūlytas kaip Marijos Anos vyras, tačiau prieš keletą metų anksti mirė.
Derybos dėl santuokos tęsėsi 2 metus, nes nesutarimai dėl kraičio ir paveldėjimo teisių Ispanijoje vis dar išliko. Galiausiai, tik 1629 metų pabaigoje, Marija Ana su savo palyda pagaliau paliko Ispanijos dvarą ir išvyko į Vieną. Kelionė truko gerokai daugiau nei metus, daugiausia dėl siaubingo buboninio maro protrūkio Italijoje, kuris buvo vienas iš blogiausių šio regiono ankstyvosios naujųjų laikų istorijoje. Tačiau prieš įvykstant vestuvėms, Ferdinandas, būgštaudamas dėl idealizuotų portretų, kuriuos buvo gavęs, nusprendė slapta pamatyti savo nuotaką. Tik po šios privačios apžiūros jis sutiko tuoktis. Galiausiai 1631 m. vasario 20 d. Marija Ana ištekėjo už būsimojo imperatoriaus Ferdinando III Vienoje. Būdama 24 metų, ji buvo laikoma gana sena karališkąja nuotaka. Tačiau ji buvo panašaus amžiaus, kaip ir jos naujasis vyras, kuris buvo vos metais jaunesnis – 23 metų. Nepaisant politinio šios santuokos pobūdžio, ji pasirodė esanti stebėtinai šilta ir kupina meilės. Ferdinandas buvo labai atsidavęs savo žmonai ir liko jai ištikimas visos jų santuokos metu, kas tuo laikotarpiu tarp karališkųjų asmenų buvo reta. Marijos Anos linksmas ir gyvybingas būdas subalansavo rimtesnį Ferdinando charakterį, įnešdama šviesos į kitaip rimtą dvarą. Tačiau jų santuoka klostėsi niūriame fone, žiauraus ir negailestingo 30 metų karo, kuris siautėjo po visą Europą ir paliko po savęs sunaikinimą. Norint suprasti, kaip Marijos Anos gyvenimas klostėsi Vidurio Europoje po jos santuokos su Ferdinandu, turime pažvelgti į konfliktą, kuris siautė ten 17 amžiaus pirmoje pusėje. Vokietija buvo susiskaldžiusi dėl religijos nuo pat protestantų reformacijos pradžios, 1517 metais. 16 amžiuje tarp katalikų ir protestantų daugybėje svarbiausių Vokietijos valstybių protarpiais kildavo karai. Šie konfliktai vėl įsiplieskė 1618 metais, kai Bohemijos protestantai, karalystės atitinkančios dabartinę Čekiją, kurią valdė Habsburgai, bandė pasipriešinti pastangoms vėl primesti katalikybę Prahoje ir kitose vietose. Bohemijos karas 1618–1619 metais išsiplėtė į 30 metų karą, kai vis daugiau Vokietijos valstybių įsitraukė į konfliktą. Net kai Marija Ana buvo derybų su Anglija dėl ispanų santuokos centre. 1621 pusėje Habsburgai laimėjo vieną pergalę po kitos ir atrodė, kad jie pasieks savo tikslą primesti savo valdžią visai Vokietijai. Tačiau tuomet, norėdamos užkirsti kelią Habsburgų pergaliai, kitos didžiosios protestantų valstybės pradėjo kištis į konfliktą. Danijos karalystė įsitraukė 1625 metais, o po to sekė Švedijos intervencija 1629. Kai šios protestantų valstybės įsikišo, jų armijos nustūmė Habsburgus iš Vokietijos į pietus, atgal link Austrijos ir Bohemijos. Ištisi miestai buvo paversti griuvėsiais, o anksčiau saugios žemės sugriuvo per kelias dienas. Karas artėjo ir netrukus jis pasieks net karališkąją Habsburgų šeimą. Kai Marija Ana atvyko į Austriją, karas jau buvo pareikalavęs kelių šimtų tūkstančių vyrų gyvybių. Tačiau didžiausią poveikį pajuto civiliai gyventojai. Kai ūkiai buvo sudeginti, o ištisi miestai ir miesteliai sunaikinti, kasdienis gyvenimas buvo sutrikdytas, kai kuriose vietose kilo badas. Manoma, kad iki karo pabaigos žuvo nuo 4 iki 10 milijonų žmonių. Todėl šis karas tapo pražūtingiausiu ankstyvųjų naujųjų laikų Europos istorijoje. Net ir Habsburgų rūmų paauksuotose salėse Marija Ana negalėjo ignoruoti kančių už jų sienų. Imperija, kuriai valdė jos naujoji šeima, buvo draskoma į gabalus, o karo siaubai vis artėjo, tuo metu jos vyras, giliai įsitraukęs į konfliktą, dažnai būdavo fronte. Tai persekios ne tik ją supantį pasaulį, tai nulems visą jos gyvenimą. Nuo to momento, kai ji ištekėjo, Marija Ana tapo Vengrijos ir Bohemijos karalienė konsorte, tačiau jos kilimas tuo nesibaigė. 1637 metais mirus jos uošviui,
Jos vyras buvo išrinktas Šventosios Romos imperatoriumi, o Marija Ana tapo Šventosios Romos imperatoriene vienu iš svarbiausių Europos istorijos momentų. Nepaisant to, kad prancūzai buvo iš esmės katalikai, jie nuo 1635 metų tiesiogiai įsitraukė į karą, kad išlaikytų gyvas protestantiškas Vokietijos valstybės ir taip sumažintų Habsburgų galią. Kai tai įvyko, Austrijos Habsburgams jų ispanų pusbrolių pagalbos reikėjo labiau nei bet kada anksčiau. Marija Ana buvo svarbus ryšio taškas tarp Austrijos ir Ispanijos vyriausybių. Ji reguliariai rašė savo broliui, Ispanijos karaliui Pilypui IV. Ji ragino jį tęsti karą prieš prancūzus ir jų sąjungininkus, bei toliau remti Austrijos šeimos pusę. Kadangi jos vyras dažnai būdavo išvykęs, vadovaudamas karinėms kampanijoms visoje Vokietijoje, Marija Ana tapo centrine figūra Austrijos dvare. Užuot pasikliovęs vyrais ministrais, Ferdinandas patikėjo jai tikrą valdžią, kelis kartus paskirdamas ją regente. Tai buvo retai suteikiama garbė. Tai daug pasako apie jo pasitikėjimą, jo sprendimais ir politiniais gebėjimais. Tačiau kol ji valdė jam nesant, laukė kita karališkoji pareiga. Daug asmeniškesnė, daug pavojingesnė ir tokia, kuri baigsis širdgėla. Marija Ana nuolat laukdavosi po to, kai ištekėjo už Ferdinando. Iš karališkųjų moterų vėlyvaisiais viduramžiais ir ankstyvaisiais naujaisiais laikais buvo tikimasi, kad jos stengsis susilaukti kuo daugiau vaikų. Vienas iš 3 vaikų mirė kūdikystėje, o kiti jiems augant buvo pasiglemžti tokių ligų kaip tymai ir raupai. Geriausias būdas užtikrinti karališkosios giminės tęstinumą buvo susilaukti kuo daugiau vaikų. Pageidautina kelių sūnų. Būsimasis Ferdinando III įpėdinis iš tikrųjų gimė per 2 metus po jo ir Marijos Anos santuokos. Tai buvo būsimas Ferdinandas IV, gimęs 1633 m. rugsėjį. Marijos Anos antrasis vaikas, dukra vardu Marijana, pavadinta motinos garbei, gimė 1634 m. gruodį, vos po 15,5 mėnesio nuo Ferdinando gimimo. Antrasis sūnus, Filipas Augustas, gimė 1637 metais, tačiau mirė nesulaukęs antrojo gimtadienio. Trečiasis sūnus, Maksimilianas, nesulaukė net pirmojo gimtadienio. Galiausiai 1640 metais gimė sveikas antrasis įpėdinis. Šis vaikas, vardu Leopoldas, vėliau paveldėjo Habsburgų valdas. 1650 pabaigoje ir tapo vienu ilgiausiai valdžiusių bei sėkmingiausių Habsburgų valdovų per beveik 900 metų šeimos istoriją. Bėgant 1640-iesiems, Marija Ana ir Ferdinandas greičiausiai manė, kad Leopoldas bus jų paskutinis vaikas. Juk Marijai Anai 1640 viduryje artėjo 40 metai. Taigi, kai Marija Ana netikėtai vėl pastojo, 1645 pabaigoje, tai buvo šokas. Paskutinis netikėtas posūkis jau ir taip audringame gyvenime. Tačiau šis 6. ir paskutinis nėštumas neatnešė džiaugsmo. Marijos Anos paskutinis nėštumas baigėsi tragedija. Iš dalies dėl netvarkingos Austrijos padėties. 1646 metais švedai, padedami prancūzų, įgijo pranašumą 30 metų kare ir 1640 viduryje pradėjo veržtis į pietus, į Bohemiją ir Austriją. Marija Ana su šeima buvo karališkoje rezidencijoje Lince, kai gavo žinią apie greitą priešo veržimąsi į žemes, kurios anksčiau buvo laikomos nepasiekiamomis švedams ir jų prancūzų bei vokiečių sąjungininkams. Ištikti panikos, karališkoji šeima pabėgo į Vieną, kai priešo pajėgos artėjo vis arčiau. Spaudimas buvo milžiniškas, dvare tvyrojo sumaištis, imperija byrėjo pakraščiuose, o Praha galiausiai pateko į besiveržiančios švedų armijos rankas dar iki karo pabaigos. Šio chaoso ir baimės akivaizdoje Marija Ana ėmė lauktis 6. vaiko. Tada įvyko neįsivaizduojamas dalykas. Maras atėjo į Vieną. Saugiausias būdas išvengti maro tais laikais buvo tiesiog pabėgti iš miesto, į kurį jis atėjo, ir apsigyventi kaimo name, toli nuo kitų žmonių.
Marija Ana ir jos vaikai dėl to grįžo į Linzą, nepaisydami pavojingos karinės situacijos. Netrukus po atvykimo ji susirgo. Jos būklė per artimiausias savaitės pablogėjo, o 1646 m. gegužės 12 d. ji pradėjo stipriai kraujuoti. Gydytojai suprato, kad geriausia vaiko išgyvenimo galimybė yra jį išpjauti iš jos. Baisi praktika, kuri ankstyvaisiais naujaisiais laikais buvo pernelyg dažna. Taigi, Marija Ana mirė nuo kraujo netekimo anksti 1646 m. gegužės 13 d. būdama 39 metų amžiaus. Vaikas išgyveno tik kelias valandas ir jie buvo palaidoti kartu Habsburgų imperatoriškoje kriptoje Vienoje. 30 metų karas tęsėsi dar 2 metus. Net ir tada, kai Marija Ana mirė, 1646 metais, taikos derybos jau vyko Vestfalijoje ir Osnabriuke, šiaurės vakarų Vokietijoje. Habsburgai turėjo pripažinti pralaimėjimą ir buvo nustatytas principas, kad Europos valstybės nebegali kištis į kitų šalių ir kunigaikštysčių reikalus, kai kalbama apie jų religinius klausimus. Nepaisant jų meilės, Marija ir jos vyras dar 2 kartus susituokė su kitais. Tačiau būtent sūnūs ir dukros, kuriuos jis susilaukė su Marija Ana, vėliau valdė Austrijoje ir davė pradžią būsimiems Ispanijos karaliams. Marija Ana gimė 1634 m. kūčių vakarą Vimanoistate, netoli Vienos į pietus. Jos tėvas buvo arkikunigaikštis Ferdinandas iš Austrijos, Ferdinando II Šventosios Romos imperatoriaus sūnus ir vienas įtakingiausių asmenų Vidurio Europoje. Marijos Anos tėvas taip pat buvo Vengrijos ir Kroatijos karalius. Tai buvo vienas iš daugelio titulų, kuriuos 17 amžiuje turėjo Austrijos Habsburgai. Praėjus vos 3 metams po Marijos Anos gimimo, jos tėvas paveldėjo imperatoriaus sostą. Tai reiškia, kad visi Ferdinando vaikai taps svarbiomis figūromis santuokos aljansų, kuriuos tuo metu sudarinėjo visos Europos karališkosios šeimos tinkluose. Jos motina, Marija Ana iš Ispanijos, buvo Ispanijos karaliaus Pilypo III duktė. Todėl Marija Ana buvo 2 įtakingiausių Europos karališkųjų šeimų palikuonė. Tačiau jų sąjunga buvo daugiau nei tik strateginė santuoka. Tai buvo kraujomaišos santuoka. Marijos Anos tėvai buvo artimi pusbroliai, priklausę Habsburgų dinastijai, kuri apsėstai praktikavo kraujomaišą, kad išlaikytų valdžią šeimos viduje. Ši nesiliaujanti tarpusavio santuokų praktika nulems Marijos Anos likimą taip, kaip niekas negalėjo numatyti. Kaip netrukus pamatysime, šios karališkosios tradicijos kaina buvo kur kas didesnė, nei kas nors galėjo įsivaizduoti, ir atvedė prie šokiruojančių bei pražūtingų pasekmių Marijai ir jos gyvenimui. Marija Ana augo ir buvo lavinama Austrijoje karo metu. Jos tėvas buvo giliai įsitraukęs į žiaurų konfliktą, kuris siautėjo nuo 1618 metų. Liūdnai pagarsėjusi 30 metų karą. Ir jis buvo pasiryžęs jį užbaigti. 1645 metais, kai taikos derybos įgavo pagreitį, dėmesys nukrypo į Marijos Anos ateitį, tiksliau į jos santuoką, kuri buvo svarbi dalis didžiojoje Habsburgų sąjungų šachmatų lentoje. Planas buvo aiškus. Ji turėjo tekėti už Ispanijos princo. Tas vyras buvo Baltazaras Karlas, Astūrijos ir Žironos princas. Jis buvo vienintelis Ispanijos karaliaus Pilypo IV sūnus iš pirmosios santuokos su Elžbieta iš Prancūzijos, kuri mirė 1644 metais. Tačiau buvo viena akivaizdi problema. Baltazaras Karolis buvo Marijos Anos pusbrolis, jos motinos brolio sūnus. Vis dėlto Habsburgams tokie artimi kraujo ryšiai beveik nebuvo problema. 1646 metais buvo pasiektas susitarimas. Kai Marija Ana po poros metų sulauks pilnametystės, ji ištekės už Baltazaro, kuris buvo 5 metais vyresnis. Tada įsikišo likimas. 1646 metų spalį, vos po kelių savaičių po jų sužadėtuvių, Baltazaras Karlas susirgo. Jis mirė netrukus po to, galbūt nuo raupų, vos keliomis dienomis prieš savo 17-ąjį gimtadienį. Sužadėtuvės buvo nutrauktos, o Ispanija netikėtai liko be įpėdinio.
Tai sukėlė krizę Pilypui IV. Būdamas našlys be vyriškos lyties įpėdinio, jis patyrė milžinišką spaudimą užtikrinti dinastijos tęstinumą. Jo sprendimas – šokiruojantis pasiūlymas. Kadangi Baltazaras nebegalėjo vesti Marijos Anos, Pilypas nusprendė pats ją vesti. Neįtikėtina, bet šiam susitarimui buvo pritarta. Vestuvės turėjo būti atidėtos dėl jauno Marijos Anos amžiaus. Tačiau 1649 m. spalio 7 ji ištekėjo už savo dėdės bažnyčioje už Madrido ribų. Ji buvo vos 14 metų. Jam buvo 44. Marija Ana stengėsi prisitaikyti prie gyvenimo Madride. Vos 14 metų ji tapo didžiausios pasaulio imperijos karalienė konsorte. Ispanijos viešpatavimas driekėsi per Ameriką, Filipinus ir didžiules teritorijas už jų ribų. Todėl tai buvo tikra pasaulinė supervalstybė. Jos vyras Pilypas IV rūmuose buvo žinomas kaip planetų karalius. Didingas titulas, simbolizuojantis jo imperijos aprėptį visame pasaulyje. Tokia jauna, atsidūrusi Ispanijos karališkosios šeimos širdyje, Marija Ana neturėjo kito pasirinkimo, kaip tik greitai prisitaikyti. Ji įvaldė ispanų kalbą, laviravo sudėtingoje rūmų politikoje ir ruošėsi dar didesniam vaidmeniui. Nors ji buvo Pilypo žmona, galiausiai ji tapo tikrąja jėga už sosto. Marijos Anos ir Pilypo santuoka greitai davė vaisių. Jiems gimė vaikų. Jų pirmoji dukra, Margarita Teresė, gimė 1651 metais, o jos likimas keistai atkartojo motinos likimą. Tai buvo tarsi dinastinis pasikartojimas. Tada ištiko tragedija. Du jos vaikai, Marija Ambrozija ir Ferdinandas Tomas, mirė kūdikystėje. Marija Ana ir Filipas susilaukė dar dviejų sūnų – Filipo Prospero, gimusio 1657 metais, ir Karolio arba Karloso, gimusio 1661 metais. Tačiau nelaimė vėl ištiko. Filipas Prospero mirė 1661 metais, palikdamas tik Karolį kaip paskutinę viltį Ispanijos sostui. Tada, 1665 metais, Marijos Anos pasaulis pasikeitė visam laikui. Pilypas IV, jos vyras ir dėdė, mirė, palikdamas sužlugdytą imperiją ir trapų įpėdinį. Karolis, kuriam dar nebuvo nė 4 metų, tapo karaliumi. Tačiau Ispanijos ateitis buvo toli gražu neužtikrinta, o Marija Ana netrukus turėjo atsidurti dėmesio centre vienu iš audringiausių jos istorijos laikotarpių. Nuo pat pradžių buvo aišku, kad Karlosas, istorija geriau žinomas kaip Ispanijos karalius Karolis II, daugelį metų negalės valdyti savarankiškai. Vos 4 metų jis buvo per jaunas valdyti, o net ir sulaukęs pilnametystės, jo rūmuose iki pat vėlyvos paauglystės dominuos įtakingi didikai. Ispanijai desperatiškai reikėjo vadovavimo, todėl buvo priimtas greitas sprendimas. Marija Ana valdys kaip regentė savo sūnaus nepilnametystės laikotarpiu. Iš esmės ji tapo faktinę Ispanijos valdove, pakaitinę monarchę, kol Karolis galės pats užimti sostą. Tačiau valdyti Ispaniją kaip moteriai regentiai viename iš labiausiai patriarchalinių Europos dvarų buvo nepaprastai sunku. Nors ji turėjo regentės titulą, jos valdžią nuolat kvestionavo aukščiausi Ispanijos didikai, kurie artimiausiais metais turėjo milžinišką įtaką. Marija Ana susidūrė su milžinišku iššūkiu, būdama regentė. Ispanija kadaise buvo didžiausia pasaulio supervalstybė. Jos imperija plėtėsi po Ameriką, kurią maitino atrodytų nesibaigiantis auksas ir sidabras iš Meksikos kasyklų – Meksika, Peru ir Bolivija. Tačiau 17 amžiuje šie turtai ėmė sekti, o Ispanijos politinis sąstingis, ekonominės problemos ir vidaus neramumai tapo nebeįmanomi ignoruoti. Dabar Marijai Anai teko užduotis sustabdyti Ispanijos nuosmukį ir kartu tvarkytis su nuolatiniais karais, kurie sekino išteklius ir žlugdė moralę. Vienas iš ilgiausiai trukusių konfliktų buvo karas su Portugalija, kuri nuo 1580 metų buvo valdoma Ispanijos, bet 1640-aisiais sukilo. Kai Marija Ana atėjo į valdžią, jau buvo aišku, kad šio karo laimėti neįmanoma. Ypač todėl, kad Prancūzija ir Anglija rėmė Portugalus. Paveiktas savo jezuito patarėjo, kardinolo Juano Everardo Nitardo,
Marija Ana priėmė drąsų sprendimą. Ispanija nusprendė apriboti tolesnius nuostolius. 1668 metais ji pasirašė tiek Aix-la-Chapelio, tiek Lisabonos sutartis, užbaigdama karą su Prancūzija ir Portugalija, bei oficialiai pripažindama Portugalijos nepriklausomybę. Tačiau Ispanijos problemos buvo toli gražu nesibaigusios. Praėjus vos 4 metams karas vėl prasidėjo, šį kartą su Prancūzija. Priežastis: Ispanija vis dar valdė Ispanijos Nyderlandus, dabartinę Belgiją ir Liuksemburgą, o karalius Liudvikas XIV iš Prancūzijos buvo pasiryžęs juos užgrobti savo. Taigi, kova dėl Ispanijos išlikimo buvo toli gražu nesibaigusi. Nors Ispanijos tarptautinės kovos buvo labai sunkios, jos nublanko prieš krizę, kuri kilo šalies viduje. Augant tapo aišku, kad karalius Karolis II, vienintelis išgyvenęs Marijos Anos sūnus, nebuvo sveikas. Istorikai ir medicinos ekspertai vis dar diskutuoja, kas tiksliai kamavo Karolį, tačiau šaltiniai piešia niūrų vaizdą. Jo kūnas niekada visiškai neišsivystė, jis vos galėjo vaikščioti be pagalbos, turėjo tokį ryškų Habsburgų žandikaulį, kad sunkiai kramtė maistą, o jo protiniai gebėjimai buvo stipriai sutrikę. Jis anksti paseno, būdamas dar tik 20 kelių metų, rodė demencijos požymius ir tuo metu net pradėjo plikti. Jo amžininkai jį vadino El Rey Hechizado, užburtuoju karaliumi, nes daugelis tikėjo, kad jo nesuskaičiuojamos fizinės ir protinės problemos buvo raganavimo pasekmė. Tačiau tikroji nerimo priežastis buvo kur kas klastingesnė. Karolio būklė greičiausiai buvo sunkaus kraujomaišos rezultatas, kuri per kartas susilpnino Habsburgų kraujo liniją. Jis greičiausiai sirgo keliomis genetinėmis ligomis, įskaitant hormonų trūkumą, epilepsiją, skeleto deformacijas ir kitomis. Tai nebuvo atsitiktinumas. Marija Ana buvo ištekėjusi už savo dėdės, o abu jie priklausė dinastijai, kurios nariai šimtmečius tuokėsi tarpusavyje. Karolio kraujomaišos koeficientas, rodantis, kiek genetiškai panašus yra tėvai, buvo stulbinamai aukštas. Iš tiesų, kai kurie vertinimai rodo, kad jo genetinė sandara buvo tokia pat kraujomaišiška, kaip ir vaiko gimusio broliui ir sesiai. Kitos šiuolaikinių tyrėjų iškeltos teorijos, aiškinančios jo būklės priežastį, apima vieną ar kelis autosominius recesyvinius sutrikimus ir herpinę infekciją, kurią jis galėjo užsikrėsti kūdikystėje, sukėlusią hidrocefaliją. Tai yra pernelyg didelis smegenų skysčio kaupimasis smegenyse. 1670-aisiais tai tapo neabejotina. Karolis niekada nesugebės visiškai valdyti Ispanijos savarankiškai. Jau sunkiai besiverčianti pasaulinėje arenoje, Ispanija dabar susidūrė su dar didesniu košmaru. Imperija, kuriai vadovauja karalius, vos galintis funkcionuoti. Karlas buvo laikomas pilnamečiu 1675 metais, kai jam sukako 14 metų ir jo motinos 10-metį trukęs regentės valdymas baigėsi. Tačiau dėl rūmų frakcijų kovų ir akivaizdaus karalio nesugebėjimo valdyti savarankiškai, Marija Ana suorganizavo susitarimą, pagal kurį regentystė buvo atkurta 1677 metais. Vis dėlto, Marijos Anos sugrįžimas į valdžią buvo trumpalaikis. Ji buvo pergudrauta, kai Jonas Juozapas Austras, Velionio karaliaus Pilypo IV nesantuokinis sūnus, taigi Karolio II netikras brolis, perėmė regentystės kontrolę. Tačiau valdžiais išlaikė tik 2 metus, iki savo mirties 1679 metais. Po Jono mirties ji vėl atgavo regentystę ir dar kartą tapo galingiausia figūra Ispanijoje. Šį kartą ji išlaikys valdžią iki pat savo gyvenimo pabaigos. Viena svarbiausių Marijos Anos rūpesčių per antrąją regentystę buvo Ispanijos monarchijos ateities užtikrinimas. Karolis II buvo fiziškai ir protiškai netinkamas valdyti, tačiau galbūt jis galėtų susilaukti įpėdinio, kuris galėtų atkurti dinastiją. Pasiryžusi tai užtikrinti, ji 1679 metais suorganizavo savo sūnaus santuoką su Marija Luiza Orleaniete, Prancūzijos karaliaus Liudviko XIV dukterėčia. Ši santuoka Marijai Luizai buvo nelaiminga, o dar blogiau, ji nesusilaukė vaikų. Po daugelio metų kančių svetimame dvare ji mirė.
1689 metais, tikriausiai dėl trūkusio apendikso, nors sklido ir gandai apie nunuodijimą. Pasiryžusi užtikrinti įpėdinį, Marija Ana pasirūpino, kad Karolis per kelis mėnesius vėl susituoktų. Jo antroji žmona, Marija Ana iš Noiburgo, buvo vokiečių didiko duktė, pasirinkta dėl savo šeimos vaisingumo reputacijos. Jos tėvai turėjo 17 vaikų. Tačiau viskas buvo veltui. Karolis liko be įpėdinio. Šie metai Marijai Anai buvo labai sunkus. Ji nuolat nerimavo dėl Ispanijos nuosmukio, sūnaus būklės, Habsburgų dinastijos ir dažnai ginčijosi su savo marčia. Iki 1690 pradžios tapo akivaizdu, kad Karolis niekada nesusilauks vaikų. Jo sveikata sparčiai blogėjo ir daugelis rūmuose manė, kad jo mirtis neišvengiama. Marija Ana tačiau nesulauks Karolio paskutiniųjų dienų. Apie 1690-uosius Marija Ana susirgo panašu krūties vėžiu. Po daugelio metų politinių kovų ir nesėkmingų pastangų užtikrinti Ispanijos ateitį, Marija Ana mirė Madride. 1696 m. gegužės 16 d. sulaukusi 61 metų. Infanta Margarita Teresa, arba angliškai Margaret Teresa, gimė karališkuosiuose Alkazaro rūmuose Madride 1651 m. Liepos 12 d. Jos tėvas buvo karalius Filipas IV. Jis valdė Ispaniją nuo 1621 metų, kai į sostą įžengė, būdamas vos 15 metų. Margaritos motina buvo Marijana arba Marija Ana iš Austrijos, Ferdinando III Austrijos kunigaikščio ir Šventosios Romos imperatoriaus duktė. Margaritos Teresės tėvai nebuvo tik tolimi giminaičiai, jie buvo kur kas artimesni, nei turėtų būti. Jos tėvas buvo iš ispanų šeimos šakos, o motina iš austrų pusės. Tačiau jų ryšys buvo kur kas gilesnis, nes pribloškiantis karališkos kraujomaišos pavyzdys buvo tai, kad jie buvo dėdė ir dukterėčia. Nerimą keliančiai artimi Margaritos tėvų kraujo ryšiai turėjo savo kainą. Iš 5 jų vaikų 3 mirė kūdikystėje. Išgyveno tik 2 – Margarita ir jos jaunesnysis brolis Karlosas, angliškai žinomas kaip Čarlzas. Tačiau išgyvenimas nereiškia išgelbėjimo. Čarlzas buvo vaikščiojantis kraujomaišos siaubų įrodymas. Iš tikrųjų, Margaritos ir Čarlzo kraujomaišos koeficientas buvo groteskiškai aukštas, o kai kurie vertinimai rodo, kad jie buvo tiek pat kraujomaišiški, kaip vaikai gimė broliui ir seseriai. Margarita galbūt buvo laimingesnė, bet ji taip pat nebuvo visiškai nepaliečiama. Nors ji buvo daug sveikesnė už savo brolį, Margarita savo ruožtu nešiojo Habsburgų prakeiksmą, kaip netrukus pamatysime. Margarita buvo užauginta karališkųjų Alkazaro rūmų didybėje, prabangoje, kur kiekvieną jos užgaidą tenkino tarnai ir tarnaitės. Pavyzdžiui, infantė dažnai mėgavosi saldumynais ir šokoladu, kuriuos turėjo slėpti nuo rūmų gydytojų. Tačiau po prabanga slypėjo dusinantys Madrido dvaro suvaržymai, kur kiekvieną judesį, kiekvieną žodį, kiekvieną žvilgsnį diktavo negailestinga karališkasis etiketas. Kaip galingosios Habsburgų dinastijos princesė, ji gavo geriausią išsilavinimą, kokį tik galėjo suteikti pinigai ir valdžia. Ji buvo mokoma kelių kalbų, gilinosi į vokiečių kalbą, kad galėtų geriau bendrauti su savo Habsburgų pusbroliais iš Austrijos šeimos šakos ir išmoko šiek tiek lotynų kalbos, šventosios mokslo ir Romos katalikų bažnyčios kalbos. Tačiau joks išsilavinimas negalėjo jos paruošti likimui, kuris jos laukė. Margaretai augant, ji negalėjo nepastebėti akivaizdaus amžiaus skirtumo tarp savo tėvų. Jos tėvas buvo beveik 30 metų vyresnis už jos motiną. Tačiau jei šis faktas ją trikdė, ji to niekada neparodė. Nepaisant amžiaus skirtumo, jos tėvai ją dievino. Ji buvo jų brangiausias perlas, vienintelis tikrai sveikas jų sąjungos vaikas, ir jie ją apipylė meilę. Su savo švelniomis bruožais ir gyvybinga dvasia, Margaret žavėjo aplinkinius. Ji buvo jų mažasis angelas,
pravardė, kurią su meile šnabždėjo tiek šeima, tiek draugai. Galbūt todėl jos tėvai užsakė vienam iš garsiausių Europos dailininkų nutapyti įspūdingą portretą, kad įamžintų ją vos 5 metų. Portretas, kuris taps vienu garsiausių paveikslų istorijoje. Velaskeso paveikslas kadaise buvo žinomas kaip La Familia – šeima. Šiandien jis vadinamas Las Meninas, kas reiškia freilinos. Tai tinkamesnis pavadinimas, nes paveiksle pavaizduota Margarita, kuriai padeda keli rūmų tarnai, tvarkantys jos suknelę. Tarp daugelio paveiksle pavaizduotų asmenų išsiskiria dar viena figūra – Marija Barbola, dvaro dama, turinti nykštukystę. Tuo laikotarpiu, kai žmonės turintys jos būklę dažnai buvo laikomi tik pramoga didikams, Velaskesas padarė kažką radikalaus. Užuot vaizdavęs ją kaip juokų objektą, jis suteikė jai gilumą, orumą ir skvarbų žvilgsnį, kuris liudija apie sudėtingą vidinį pasaulį. Net pats Velaskesas pasirodo šioje šedevre. Tylus stebėtojas prabangaus, bet kartu ir griežto Ispanijos rūmų pasaulio. Kiti žmonės matomi paveiksluose ir veidrodžiuose Las Meninas kūrinyje, įskaitant Margaritos tėvus. Ir tai nebuvo vienintelis garsus Margaritos paveikslas. Velaskesas nutapė net 5 princesės portretus jos jaunystėje, įamžindamas jos grožį ir karališką eleganciją. Iš tiesų, ji buvo viena dažniausiai tapytų jaunų žmonių visoje ankstyvojoje modernioje Europoje, formuodama savo galios ir prestižo įvaizdį. Tačiau tai kontrastavo su liūdnu likimu, kuris jos laukė. Šiuolaikiniam protui tai gali atrodyti sunkiai suvokiama. Tačiau, kai 1656 metais buvo nutapytas paveikslas Las Meninas, kai Margarita buvo vos 5 metų, Ispanijos dvare jau vyko vis augančios diskusijos apie tai, už ko ji ištekės. Negailestingame karališkosios politikos pasaulyje santuoka niekada nebuvo dėl meilės. Esmė buvo valdžia. Emocijos ir asmeniniai troškimai nieko nereiškė, kai sprendėsi dinastijų likimas. Kaip Ispanijos karaliaus dukra, Margarita nebuvo tik princesė. Ji buvo svarbi šachmatų figūra žiauriame Europos diplomatijos žaidime. Jos ateitis buvo nuspręsta gerokai anksčiau, nei ji pati tai suprato. Pavyzdžiui, vienu metu buvo pasiūlyta, kad ji galėtų tekėti už Karolio Stuarto iš Anglijos karališkosios šeimos. Jis buvo sugrąžintas į Anglijos sostą kaip Karolis II, Anglijos, Škotijos ir Airijos karalius 1660 metais po to, kai Anglija trumpai buvo tapusi respublika 1650-aisiais. Tokia santuoka būtų buvusi panaudota netikėtai sąjungai su Anglija sudaryti tuo metu, kai Prancūzija ir Ispanija aršiai varžėsi dėl vakarų Europos dominavimo. Galiausiai Karolis vedė ne ją, o Portugalę Kotryną iš Bragansos 1662 metais. Derybų dėl Margaritos santuokos su Karoliu Stuartu žlugimą daugiausia lėmė karaliaus Pilypo pasipriešinimas. Jis manė, kad jo dukra turėtų tekėti už Habsburgų šeimos Austrų šakos nario. Atrodė, kad jis visiškai nesijaudino dėl to, jog ši santuoka dar labiau pagilins šeimos kraujomaišą. Juk būtent taip Habsburgai ir išlaikė valdžią savo rankose. Kalbant apie Margaretą, ji neturėjo jokios teisės spręsti dėl savo likimo. Kai prasidėjo derybos tarp Madrido ir Vienos, Margareta tikriausiai nė nenutuokė apie šokiruojančias pasekmes, kurias atneš ši sąjunga. Kai karališkajame dvare buvo paskelbta, kad ji ištekės už Leopoldo iš Habsburgų dinastijos, Margaretai tebuvo 11 metų. Kaip ir jos motina anksčiau, dabar ir Margareta buvo pasmerkta tęsti kraujomaišos kupiną Habsburgų tradiciją ir turėjo tekėti už labai artimo šeimos nario, vyro, kuris buvo ir jos pusbrolis, ir dėdė. Leopoldas buvo jos motinos jaunesnysis brolis ir greitai tapo Austrijos ercherkogu, Vengrijos, Kroatijos ir Bohemijos karaliumi bei Šventosios Romos imperatoriumi 1650 pabaigoje. Net ir ankstyvųjų, naujųjų laikų Europoje egzistavo tam tikri standartai,
kada vaikas jau buvo pakankamai suaugęs tuoktis. Margarita buvo sužadėta su savo dėde 1663 metų pradžioje, tačiau tuo metu ji buvo laikoma per jauna santuokai. Vietoj to, tik 1666 metų balandį, kai Margarita jau artėjo prie 15 gimtadienio, ji išvyko iš Madrido į Vieną. Po to sekė 6 mėnesių kelionė ir tik 1666 metų gruodį Ispanijos karališkoji palyda atvyko į Vieną. Santuokos ceremonija įvyko po kelių dienų, gruodžio 12. Tai buvo didinga šventė, kurioje dalyvavo daugelis galingiausių Europos monarchų ir didikų, negailint jokių išlaidų. Ir didybė tuo nesibaigė. Šventės tęsėsi visus 1667 metus. Tačiau už šios didybės jau skleidėsi tamsus likimas. Gyvenimas Vienoje. Margaritai buvo keistas ir kartais sunkus. Pirmiausia, ji ir jos naujasis vyras turėjo keistą santuoką. Galbūt šiuolaikiniams žmonėms tai skambės keistai, bet jie nebandė ignoruoti savo artimo kraujo ryšio. Ji iš tikrųjų vadino jį dėde. Nepaisant šios neįprastos situacijos, jie vis dėlto sutardavo. Jiems patiko bendri pomėgiai, tokie kaip menas ir muzika, o Leopoldas stengėsi, kad Margaretė jaustųsi patogiai naujoje aplinkoje. Taip pat buvo įprasta, kad tokios karališkosios šeimos narės, kaip Margaretė, išvykdamos iš savo tėvynės, tekėti už užsienio valdovo ar princo, pasimdavo su savimi dalį savo buvusio dvaro tarnautojų. Taigi, kol pratinosi prie naujo gyvenimo, Vienos rūmuose Margaretė turėjo šalia savęs keletą pažįstamų veidų. Galbūt tarp jų buvo net ir žmonių, kurie buvo Madride, kai Velaskesas prieš daugelį metų tapė Meninos. Nepaisant to, Margaretė labai ilgėjosi namų, laikėsi savo ispaniškų šaknų ir beveik nesistengė tobulinti vokiečių kalbos. Bėgant laikui, jos kadaise subtilus grožis pradėjo blėsti, oda tapo blyškesnė, bruožai labiau pavargę, o būdingas Habsburgų žandikaulis tapo dar ryškesnis. Santuoka buvo sudėtinga ir kitais atžvilgiais. Margarita pastojo beveik iškart atvykusi į Vieną ir 1667 m. rugsėjį pagimdė berniuką vardu Ferdinandas. Tačiau jis išgyveno tik 3,5 mėnesio ir mirė 1668 m. sausį. Jų laimė, rodos, pasikeitė gimus kitam vaikui – dukrai Marijai Antonijai, kuri gimė 1669 m. sausį. Iš visų Margaritos vaikų išgyveno tik ji. Dviem kitiems taip nepasisekė. Sūnus Jonas Leopoldas gimė 1670 m. vasario 20-ąją, tačiau tragiškai mirė po kelių valandų. Kita dukra, Marija Ana, gyveno tik 2 savaitės prieš mirštant 1672 m. vasarį. Ir ši niokojanti tendencija buvo ženklas to, kas laukė ateityje. Margaritos sunki nėštumų virtinė iš dalies buvo dėl jos pačios sveikatos problemų. Nors vaikystėje ji buvo daug sveikesnė nei jos brolis, tačiau per metus iki atvykimo į Vieną ir po to jai pradėjo kilti tam tikrų sveikatos problemų. Kai ji atvyko į Austrijos sostinę 1666 metų pabaigoje, žmonės greitai pradėjo komentuoti jos dažnas ligas. Kurį laiką daugelis stebėtojų tai aiškino nuolatiniu nėštumo sukeliamu stresu. Vos per 6 metus ji patyrė 6 nėštumus. 4 kartus pagimdė gyvus kūdikius ir 2 kartus patyrė persileidimą ir kiekvienas iš jų paliko ją silpnesnę ir labiau prislėgtą nei anksčiau. Tačiau laikui bėgant tapo aišku, kad vyksta kažkas daug pavojingesnio. Margaretė dažnai būdavo prikaustyta prie lovos, net ir tada, kai nebuvo nėščia. Gydytojai jai diagnozavo padidėjusią skydliaukę. Tačiau 17 amžiuje nebuvo jokio gydymo ir jos būklė tik blogėjo. Margaretės reikalai tikrai pablogėjo. 1673 m. ankstyvą pavasarį
Ji 3 savaitės kentėjo nuo stiprių pilvo skausmų. Tada jai pakilo temperatūra. Yra dokumentų, kuriuos tuo metu parašė užsienio ambasadoriai Vienos dvare ir jie rodo, kad daugelis rimtai nerimavo, jog ji mirs. Iki kovo pradžios jai pasidarė sunku kvėpuoti, o kovo 10-ąją buvo iškviestas nuodėmklausys, kad išklausytų jos paskutinę išpažintį ir suteiktų sakramentą. Vos po 2 dienų, kovo 12-ąją, Margarita mirė būdama vos 21 metų. Autopsija atskleidė širdį draskančią tiesą. Mirties metu ji laukėsi dar vieno berniuko. Jos gyvenimas, tragiškai nutrūkęs, baigėsi imperatoriškoje kriptoje Vienoje, kur ji buvo palaidota. Erčerskogienės ir Šventosios Romos imperatorienės mirtis lėmė ilgą gedulo laikotarpį Austrijos dvare. Laidotuvių apeigos tęsėsi ištisas savaites, net ir balandį. Leopoldas buvo sugniuždytas dėl netikėtos žmonos mirties. Tačiau tai nesutrukdė jam vėl susituokti iki metų pabaigos. Jo naujoji žmona buvo erhercogienė Klara, Klaudija Felicita iš Austrijos, Tirolio Habsburgų šakos narė. Tačiau Leopoldui ši santuoka buvo ne dėl meilės, o dėl išlikimo. Dinastinis žaidimas turėjo tęstis ir buvo desperatiškai reikalinga daugiau įpėdinių, pageidautina vyrų, kad Habsburgų valdymas galėtų išlikti. Po Margaritos mirties jos teisės į Ispanijos sostą buvo perduotos vieninteliai išgyvenusiai dukrai Marijai Antonijai. Marija Antonija iš Austrijos gimė 1669 m. sausio 18 d. Hofburgo rūmuose Vienoje, Austrijos sostinėje. Jos tėvas buvo Leopoldas I, labai galingas žmogus. Jis buvo Šventosios Romos imperatorius, Vengrijos, Kroatijos ir Bohemijos karalius. Jos motina buvo Margarita Teresė iš Ispanijos, Ispanijos karaliaus Pilypo IV ir Marijanos iš Austrijos duktė. Kaip jau minėjau anksčiau, Habsburgai mėgo tuoktis savo giminėje. Antri pusbroliai, pirmi pusbroliai, net dėdės ir dukterėčios. Ir šimtmečius trukęs nuolatinis kraujomaišos procesas galiausiai pasiekė kulminaciją Marijos Antonijos asmenyje. Ji nebuvo tik vienų nelaimingų vedybų rezultatas. Ji buvo daugybės kartų dėdžių ir dukterėčių santuokų rezultatas, dar labiau didinęs dinastijos genetinį nykimą. Žinoma, jos tėvai taip pat buvo dėdė ir dukterėčia. Visa tai reiškia, kad Marija Antonija buvo labiausiai kraujomaišos paveikta Habsburgų giminės atstovė per visą istoriją, net pranokusi savo liūdnai pagarsėjusi dėdę Ispanijos Karolį II. Jos kraujomaišos koeficientas buvo toks didelis, kad ji buvo labiau kraujomaišos paveikta nei vaikas gimęs iš vieno iš tėvų ir vaiko arba brolio ir sesers sąjungos. Taigi, ką tai reiškia Marijai Antonijai? Ar ji patirs tą patį tragišką likimą kaip Karolis II? Ar jai kažkaip pavyko išvengti savo šeimos apsėdimo prakeiksmo? Stebuklingai Marija Antonija gimė sveika ir buvo palyginti normali vaikas, nepaisant lūkesčių dėl jos kraštutinio kraujomaišos. Tačiau ji buvo išimtis, o ne taisyklė. Būdama antrasis savo tėvų giliai kraujomaišiškos santuokos vaikas, ji buvo vienintelė išgyvenusi kūdikystę, tikriausiai dėl šimtmečius trukusios kraujomaišos, kuris susilpnino jos giminę. Jos tėvų pirmasis vaikas buvo berniukas vardu Ferdinandas, kuris mirė metais anksčiau nei gimė Marija Antonija. Du kiti vaikai, Jonas ir Marija Ana, gimė 1670 ir 1672 metais. Deja, jie abu taip pat mirė per kelias valandas ar dienas po gimimo. Maža to, jos motina, Margarita Teresė, silpna ir ligota moteris, mirė 1673 metų kovą, būdama vos 21 metų amžiaus. Daugelio metų kraujomaiša padarė savo ir kaip daugelis Habsburgų prieš ją, ji buvo fiziškai silpna ir nuolat kentėjo nuo prastos sveikatos. Marija Antonija liko be motinos būdama vos 4 metų ir kaip vienintelė išgyvenusi savo tėvų giliai susigiminiavusios santuokos dukra, jis staiga atsidūrė labai pavojingoje padėtyje.
Ji buvo potenciali Austrijos ercherkogystės paveldėtoja, bet tik tol, kol jos tėvas vėl susituoks ir susilauks vyriškos lyties įpėdinio. Austrija niekada neturėjo moters valdovės ir niekas net nebuvo tikras, ar įstatymas tai leistų. Jei Leopoldas netikėtai mirtų, ar didikai priimtų moterį valdovę? O gal Austrija nugrimstų į chaosą? Ir Marija Antonija buvo ne tik galima Austrijos įpėdinė, ji taip pat turėjo stiprią teisę į Ispanijos sostą, todėl atsidūrė vienos galingiausių ir nestabiliausių Europos dinastijų centre. Marija Antonija galėjo būti labiausiai kraujomaišos paveikta Habsburgų giminės narė, bet labiausiai nuo to kentėjo jos dėdė Karlosas, žinomas kaip Ispanijos Karolis II. Kaip jau minėta anksčiau, Karolis paveldėjo Ispanijos sostą. 1665 metais, likus vos kelioms dienoms iki savo 4-ojo gimtadienio. Tačiau jis niekada nesugebėjo valdyti savarankiškai ir nuolat reikėjo patarėjų bei atstovų, kurie valdytų jo vardu. Dėl to Europos dvaruose nuolat buvo kalbama apie įpėdinystę. Po motinos mirties 1673 m. kovą Marija Antonija tapo teisėta savo dėdės Ispanijos karaliaus Karolio II įpėdinę. Nors tuo metu Karoliui tebuvo 11 metų, jo silpna sveikata ir sunkios negalios vertė daugelį abejoti, ar jis apskritai galėtų susilaukti vaikų. Dėl to Marija Antonija buvo laikoma būsima Ispanijos karalienė, kuriai buvo lemta paveldėti ne tik Ispanijos sostą, bet ir didžiulę imperiją, besidriekiančią per Europą, Ameriką ir dar toliau. Ir, atsižvelgiant į Karolio blogėjančią būklę, ta diena galėjo ateiti daug greičiau, nei kas nors tikėjosi. Dėl viso to Marija Antonija gyveno tarsi po padidinamuoju stiklu. Diplomatai atidžiai stebėjo jos veiksmus, kai lankėsi Vienos rūmuose, o jos tėvas stengėsi skleisti mintį, kad vieną dieną ji perims Karolio sostą. Dėl to atsirado daug Habsburgų propagandos. Marija Antonija jaunystėje pozavo daugeliui portretų. Tai buvo įprasta karališkosiuose šeimose. Jos tėvas naudojo šiuos paveikslus, kad sustiprintų jos pretenzijas į Ispanijos sostą. Siuntė juos po visą Europą ir į Ispaniją, kad ji taptų matoma žmonėms ir įtvirtintų savo statusą. Tai buvo būtina, nes ji buvo moteris. Jei Vienoje būtų gyvenęs vyras, turintis teisę į Ispanijos sostą, tokių propagandos pastangų nereikėtų. Tačiau baimė dėl moters valdymo buvo gili ir vien mintis, kad moteris paveldės didžiulę Ispanijos imperiją, buvo pakankama, kad sukeltų šoką Europos dvaruose. Augdama Vienoje, Marija Antonija liko palaimingai, nežinodama apie ją supančias politinės audras. Kol didžiosios Europos valstybės svarstė jos likimą, ji buvo auklėjama kaip bet kuri aukštos kilmės Habsburgų princesė, apsupta rūmų formalumų ir tarnų, pasirūpinančių kiekvienu jos poreikiu. Jos išsilavinimas buvo tinkamas to meto karališkai moteriai. Lotynų ir prancūzų kalbos, muzika ir pagrindiniai humanistinio ugdymo elementai. Tie, kurie ją sutiko, apibūdino ją kaip ramią ir rimtą, tačiau protingą ir išskirtinę. Tačiau po motinos mirties gyvenimas tapo dar griežtesnis. Vis dėlto Marija Antonija per trumpą laiką turėjo kelias pamotės. Praėjus vos keliems mėnesiams po žmonos mirties, Leopoldas vedė savo antrąją pusseserę, erhercogaitę Klaudiją Felicitą iš Austrijos, kilusią iš Tirolio Habsburgų šakos. Marija Antonija turėjo gerus ir artimus santykius su savo pamote, tačiau ir ji mirė jauna, 1676 metais, nuo tuberkuliozės. Leopoldas tada vedė trečiąją žmoną, vokiečių kilmingąją, kuri taip pat buvo jo antroji pusseserė, Eleonorą Magdaleną iš Neuburgo. Ji ir Leopoldas susilaukė 10 vaikų, todėl beveik kiekvienais metais Marija Antonija turėdavo naują, netikrą brolį ar seserį. Kai iš šios trečiosios santuokos 1678 metais gimė berniukas vardu Juozapas, tai reiškia, kad pagaliau atsirado vyriškos lyties įpėdinis Leopoldas titulams. Dabar Marija Antonija buvo tik Ispanijos sosto įpėdinė. Nors, kaip matėme, klausimas, ar ji paveldės Karolio sostą Madride, išliko problemiškas. Žinoma,
visada buvo ir kita galimybė. Marija Antonija galėjo pati susilaukti sūnaus, Habsburgų princo, kuris būtų idealus vyriškos lyties įpėdinis, galintis pretenduoti į Ispanijos sostą. Jos tėvas, visada buvęs strategas, jau planavo būsimo sūnaus ateitį, kai ji dar buvo tik vaikas. Žinodamas, kad vyriškos lyties įpėdinis galėtų galutinai užtikrinti Ispaniją jų kraujo linijai. Norėdamas užsitikrinti Ispanijos sostą, Leopoldas pateikė stulbinantį pasiūlymą. Jis ketino ištekinti savo 6 metų dukterį Mariją Antoniją už jos dėdės 13 metų Karolio II iš Ispanijos. Net ir šeimoje, garsėjančioje kraujomaiša, ši santuoka buvo netikėta ne tik todėl, kad jie buvo dėdė ir dukterėčia, bet ir todėl, kad nei vienas iš jų nebuvo pasiruošęs santuokai. Karolis dar net nebuvo pasiekęs lytinės brandos, o Marija buvo per jauna, kad galėtų susilaukti vaikų. Nepaisant to, 1676 metais jų sužadėtuvės buvo oficialiai paskelbtos, o gruodžiui suplanuotos vestuvės per įgaliotinį. Tačiau paskutinę akimirką viskas žlugo. Kitais metais Karolis pranešė Leopoldui, kad negali to įvykdyti. Ispanijai reikėjo įpėdinio, o jo dukterėčia buvo tiesiog per jauna. Galiausiai Karolis II 1679 metais vedė Mariją Luizą Orleanietę ir regis užvėrė Marijai Antonijai galimybę tapti Ispanijos karalienę. Vietoj to atsirado naujas planas. Ji turėjo tekėti už Viktoro Amadėjaus II, jaunojo Savojos kunigaikščio, kuris paveldėjo savo titulą, būdamas vos 9 metų 1675. Tačiau ši santuoka taip ir neįvyko. Vietoj to, 1685 metais Marija Antonija buvo ištekinta už savo antrojo pusbrolio Maksimilijono II Bavarijos kurfiursto. Vos 16 ji paliko Vieną ir išvyko į Müncheną, pradėdama naują gyvenimą su savo vyru. Netrukus Maksimilianas buvo paskirtas Ispanijos Nyderlandų gubernatoriumi ir pora daug laiko praleido Briuselyje. Miunchene ir Briuselyje Marija Antonija buvo labai nelaiminga. Iš pirmo žvilgsnio ši santuoka nebuvo bloga. Maksimilijonas buvo tik keletą metų vyresnis už ją, o jie buvo pakankamai tolimi giminaičiai, kad šiek tiek sumažintų Habsburgų kraujomaišą. Tačiau buvo ir kitų problemų. Jis buvo socialus ekstravertas, o ji mokslus mėgstanti intravertė, kuri nemėgo rūmų ceremonijų. Maksimilijonas dažnai ją ignoruodavo, o vienas to meto žmogus netgi pavadino jį vienu iš labiausiai iškreiptų protų ir širdžių, kokius tik galima įsivaizduoti. Maksimilijonas nedelsdamas išdavė savo jauną žmoną, atvirai plūdo savo meilužę, o Marija Antonija kentė šaltą, bemeilę santuoką, į kurią buvo priversta. Tačiau didžiausias jos kančias sukėlė ne neištikimas vyras, o jos pačios prakeikta kraujo linija. Kaip ir daugelis jos tragiškai kraujomaišos paveiktų protėvių, jis sunkiai išnešiojo nėštumus, o 2 jos sūnūs mirė gimdami. 1689 ir 1690 metais. 1691 metais Marijai Antonijai buvo gana. Vėl pastojusi ir nebenorėdama kentėti Maksimilijano pažeminimų, ji pabėgo į Vieną, palikdama neištikimą vyrą. Dabar pasklido gandai, kad ji visai neketina pas jį grįžti. Tada, 1692 metų spalį, prieš visus lūkesčius, ji pagimdė sveiką sūnų, Juozapą Ferdinandą iš Bavarijos. Vaiką, kuris galėjo pakeisti Europos istorijos eigą. Tačiau Marijos Antonijos kova dėl išlikimo dar toli gražu nebuvo baigta. Ispanijos dvaras džiūgavo dėl Juozapo Ferdinando gimimo, ilgai laukto įpėdinio. Tačiau ši triumfo akimirka kainavo labai brangiai – jo motinos gyvybę. Marija Antonija sirgo pogimdyvinę infekciją, liga, kuri šiandien lengvai išgydoma antibiotikais. Tačiau 17 amžiuje tokios pagalbos nebuvo. Kūnas arba įveikdavo infekciją, arba jai pasiduodavo.
Savaitėms bėgant, jos karščiavimas siautėjo, o jėgos silpo. Gruodžiui atėjus, tapo aišku, kad ji pralaimi kovą. Tada 1692 kūčių vakarą, būdama vos 23, Marija Antonija išleido paskutinį atodūsį, palikdama savo kūdikį, sūnų Juozapą Ferdinandą, trapę Ispanijos ateities viltį. Tačiau kai sosto paveldėjimas vis dar buvo neaiškus, didžiosios Europos valstybės jau stebėjo ir laukė. Marijos Antonijos mirtis paliko Ispanijos sosto paveldėjimo klausimą visiškai atvirą. Tuo metu jau buvo aišku, kad jos dėdė Karolis negalės turėti vaikų, o jos sveikata buvo prasta. Tuo metu žmonės tikėjosi, kad jis mirs kiekvienais metais visą 1690 nors galiausiai jis išgyveno iki pat 1700 pabaigos. Po Marijos Antonijos mirties Austrijos Habsburgai aršiai kovojo, kad įtvirtintų savo pretenzijas į Ispanijos sostą ir jos didžiulę imperiją. Jų argumentas buvo tas, kad Marijos Antonijos sūnus, jaunas Juozapas Ferdinandas, buvo teisėtas įpėdinis. Juk jis nebuvo bet koks pretendentas. Jis buvo karaliaus Pilypo IV proanūkis, kuris valdė Ispaniją nuo 1621 iki 1665 metų. Todėl jo giminystės ryšys su nykstančia Ispanijos dinastija buvo vienas stipriausių. Dauguma stebėtojų Ispanijos rūmuose sutiko, kad Marijos sūnus buvo tinkamiausias kandidatas pakeisti Karolį po jo mirties. Tačiau Prancūzijos karališkoji Burbonų dinastija taip pat turėjo pretenzijų. Pilypo IV duktė Marija Teresė 1660 metais ištekėjo už Liudviko XIV, Prancūzijos karaliaus. Iš šios santuokos gimė daug vaikų ir anūkų. Tarp šių anūkų buvo berniukas vardu Pilypas, Ispanijos karaliaus Pilypo III proanūkis, kuris valdė dar 17 amžiaus pradžioje. Jis galėjo būti visiškai nepastebėtas, jei ne tragedija. 1699 metais vienintelis išgyvenęs Marijos Antonijos sūnus Juozapas Ferdinandas mirė nuo raupų, tuo metu mirtiniausios ligos. Po jo mirties Austrijos Habsburgų pretenzijos į Ispanijos sostą žlugo, todėl jie buvo priversti nukreipti savo ambicijas į vieną iš jaunesnių Leopoldo sūnų, Karolį, kuris netrukus taps naujuoju pretendentu į didžiulę Ispanijos imperiją. 1700 metų lapkričio 1 Karolis II, pramintas užkerėtuoju karaliumi, mirė būdamas vos 38 metų. Kaip jau minėta, jo antroji santuoka nesusilaukė vaikų, o jam mirus Ispanijos Habsburgų dinastija baigėsi. Ant mirties patalo Karolis priėmė lemtingą sprendimą. Jis paskyrė prancūzų kandidatą Filipą savo įpėdiniu, taip užtikrindamas, kad Ispanija stos į Prancūzijos pusę. Tačiau tai sukėlė pasipiktinimą visoje Europoje. Austriečiai, remiami anglų ir olandų, atsisakė tai priimti ir vos po kelių mėnesių žemyną apėmė karas. Taip, 1701 metais prasidėjo žiaurus Ispanijos įpėdinystės karas. 13 metų trukusi kova, į kurią įsitraukė beveik visos svarbiausios Europos valstybės. Galiausiai prancūzų kandidatas laimėjo ir Pilypas V užėmė Ispanijos sostą. Tačiau su viena sąlyga. Ispanijai ir Prancūzijai buvo uždrausta susivienyti po vieną karūną. Tuo tarpu Austrai buvo kompensuoti didžiulėmis Ispanijos Europos valdomis, įskaitant Belgiją, Milaną, Neapolį ir Sardiniją. Jei Marija Antonija arba jos sūnus būtų išgyvenę, įpėdinystė galėjo būti kur kas mažiau chaotiška, o istorija visiškai kitokia. Labai ačiū visiems, kad žiūrėjote šį vaizdo įrašą apie šią smarkiai susigiminiavusių princesių liniją ir vieną iš labiausiai susigiminiavusių linijų istorijoje. Tikiuosi, jums buvo įdomu. Parašykite komentaruose, ką manote apie šį vaizdo įrašą. Ir jei norite daugiau ilgų vaizdo įrašų kaip šis, ar apie giminingų santuokų temas, taip pat praneškite komentaruose. Tikiuosi, kad esate užsiprenumeravę mano kanalą ir įjungę pranešimus, kad gautumėte visus mano vaizdo įrašus, vos tik juos įkeliu.
Na tiek iš manęs, tad pasimatysime kitame Forgotten Lives epizode. Ačiū.